Remigijus Žemaitaitis yra Seimo milijonierius, turto sukaupęs už beveik 1,5 milijono eurų. Gyvena prestižinėje vietoje šalia Vilniaus, šiame name. Tam yra valstybė, tam yra mokesčiai, tam yra socialinė pašalpa, tam yra mokėjimo sistema. Neskurdo Žemaitaitis nei 2023 metais, kai dar buvo Seimo narys, nei 2024 metais, kai iš Seimo pabėgo dėl jam grėsinčios apkaltos. Mat yra kelių įmonių akcininkas. Tačiau tą kartą netekus darbo Seime, Žemaitaičiui prireikė ir bedarbio pašalpos. Pasinaudojau įstatymų nustatytomis galimybėmis, susiregistruoju darbo biržai ir pažiūrėti, kaip užimtumo tarnyba dirba. Būdamas bedarbiu, tačiau kartu turtingų verslininkų, turinčių apie 1 milijoną eurų turtą, Žemaitaitis kas mėnesį gaudavo po 1200 eurų iš užimtumo tarnybos. Tuo pat metu Žemaitaitis ruošėsi rinkimams su naujai įkurta partija Nemuno aušra. Tai didelis ačiū tam sąlygas. Šiek. Ir kaip jam įprasta, davėsi per regionus pas žmonės su savo automobiliu. Sveiki, gyvas, negali, 10 telefonų paraukas sustojimų. Žemaitaitis partijai nuomoja štai šį savo 2022 metų Range Rover Sport automobilį. Už daugiau nei 3000 eurų per mėnesį. Kitaip tariant, savo nuomojo savo automobilį, o už viską mokėjo partija. Tai žiūrėk, mes čia tau pririnksim dabar balsų. Daiva Petkevičinė dabar jau Seimo narė. Tačiau 2024-aisiais dar buvo Nemuno aušros generalinė sekretorė. Su savo automobiliu važinėdavo po vakarų Lietuvą. 2024 kovo-lapkričio mėnesiais jis sudarė sutartį už savo automobilio nuomą savo reikmėm gavo 18 000 eurų.